Pašvenčiančioji malonė, kitaip vadinama pašvenčiamąja malonė, gratia sanctificans. Dievas dėl savo neapsakomo gerumo, norėdamas mus iškelti iki savęs, kiek tai leidžia žmogiškosios prigimties netobulumas, duoda mums gyvybinį pradmenį, kuris yra antgamtinis ir darantis mus panašiais į Dievą. Šį mūsų antgamtinio gyvenimo pradmenį priimta vadinti pašvenčiančiąją malonę, gratia sanctificans, savybinę malonę, gratia habitualis, dar vadinama būsenos malonė. Kaip natūralinė savybė yra prigimties kaip tokios tobulumas, taip ir ši antgamtinė malonė savybės būdu suantgamtina mūsų prigimtį kaip tokią. Ji dar vadinama sukurtąja malonė, kad ją atskirtume nuo nesukurtosios malonės, būtent nuo šventosios dvasios gyvenimo mumyse. Pašvenčiančioji malonė daro mus panašiais į Dievą ir nuostabiai jungia mus su Dievu. Šiais abiem atvejais toliau ir kalbėsime apie pašvenčiančiąją malonę. Kas yra pašvenčiančioji malonė? Pašvenčiančioji malonė apibrėžiama taip. Tai iš Dievo gerumo mūsų sieloje esanti antgamtinė savybė, kuri daro mus realiai bei formaliai, tačiau tik akcidentaliai, dalyviais dieviškosios prigimties bei gyvenimo. Taigi, ji yra antgamtinės plotmės realybė, bet nesubstanciali, nes nė viena sukurta antgamtis negali būti substanciali. Tai tam tikras būdas būti, tai sielos ypatinga būsena, tai savybė, įsiliejusi į mūsų sielos substanciją, kuri ją transformuoja, kuri ją iškelia į buvimo plotmę aukštesnę už visą prigimtąją kūrinyje. Tai savos rūšies pastovi savybė, kuri tol yra mumyse, kol jos neišgujame iš savęs sunkia nuodėme. Kardinolas Mercier, sekdamas Bossuetą, taip ją nusako: malonė tai toji dvasinė savybė, kurią Jėzus įlieja į mūsų sielą, kuri intimiausiai perima mūsų substanciją, kuri sukuriama pačiose mūsų sielos platybėse ir kuri išplinta per dorybes į visas mūsų sielos galias bei jėgas, kuri vidiniai perima sielą ir daro ją tyra ir miela mūsų išganytojo akims, kuri paverčia sielą jo šventovę, jo šventykla, jo tabernakuliu, jo miela buveine. Ši antgamtinė savybė anot šventojo Petro daro mus dieviškosios prigimties dalininkais. Ji, kaip sako šventasis Paulius, suveda mus į draugystę su šventąja dvasia, o šventojo Jono žodžiais į bendravimą su tėvu ir sūnumi. Ji nepadaro mus lygiais Dievui, bet tik dieviškais, panašiais į Dievą, ir suteikia mums ne patį Dievo gyvenimą, kuris iš esmės negali būti niekam duotas, bet tik gyvenimą panašų į Dievo gyvenimą. Toliau ir bandysime, kiek tai žmogaus protui yra prieinama, tai išsiaiškinti. Dievo gyvenimas tai paties Dievo savęs betarpiška kontempliacija ir begalinė savęs kaip aukščiausio gėrio meilė. Joks kūrinys, koks bebūtų tobulas, negali savo jėgomis betarpiškai kontempliuoti dieviškąją esmę, nes, kaip sako šventasis Paulius, Dievas gyvena neapsakomoje šviesoje.
bet Dievas, be jokių nuopelnų iš žmogaus pusės, vien iš savo begalinio gerumo, pašaukė žmogų kontempliuoti jo esmę danguje. Kadangi žmogus iš savo prigimties yra bejėgis taip pažinti Dievą, tai Dievas jį ypatingą dovaną iškelia į dieviškojo gyvenimo plotmę. Jo pajėgumą pažinti padidina bei sustiprina taip vadinama garbės šviesa, lumen gloria. Kaip sako šventasis apaštalas Jonas, tada būsime panašūs į Dievą, nes jį matysime taip, kaip jis pats save mato, kaip jis pats yra. Šventasis Paulius dar pabrėžia, kad tada jį matysime ne jo kūrinių veidrodyje, bet akis į akį, be jokių tarpininkų, be šešėlių, visiškai aiškiai. Tai ir bus dalyvavimas Dievo prigimtyje, nors ir ribotas, bet tikras, nes Dievą pažinsime, kaip ir jis pats save pažįsta, ir jį mylėsime taip, kaip ir jis pats save myli. Žinoma, ne taip tobulai, kaip pats Dievas, bet ribotai, pagal savo tobulumo ribotumą. Kaip visa tai įvyks, teologai aiškina taip. Tada Dievo esmė sueis į vienybę su intimiausia žmogaus sielos dalimi ir pakeis Dievo idėją, per kurią žmogui natūralu Dievą pažinti. Dėl šios Dievo vienybės su siela ji bus pajėgi matyti Dievą betarpiškai, tai yra akis į akį, kaip sako šventasis raštas. Pašvenčiančioji malonė yra palaimintojo regėjimo daigas, lyg aušra anos šviesos. Tai pumpuras, kuriame jau yra palaimintojo regėjimo žiedas, kuriam skirta pilnai išsiskleisti po žmogaus mirties. Vadinasi, pašvenčiančioji malonė yra tos pačios rūšies antgamtis, kaip ir palaimintojo regėjimo malonė. Paaiškinsime tai palyginimu. Galiu pažinti menininką trejopų būdu. Pirma, studijuodamas jo kūrinius. Antra, iš vaizdo, kurį susidariau apie jį pagal jo draugo pasakojimą. Ir trečia, asmeniškai su juo bendraudamas. Panašiai yra su manimi ir Dievo atžvilgiu. Galiu Dievą pažinti iš jo kūrinių, kurie apreiškia jo išmintį, jo visagalybę ir kitus jo tobulumus. Bet iš jo kūrinių nieko negaliu sužinoti apie jo vidinį gyvenimą. Antrasis būdas pažinti atitinka Dievo pažinimą iš apreiškimo. Čia sužinau apie tai, ką pats Dievas teikėsi apie save pamokyti per pranašus, pagaliau per viengimį savo sūnų, viešpatį Jėzų Kristų. Aš tikiu, kai jie sako, kad tėvas nuo amžių save kontempliuodamas gimdo tobulą savo paveikslą, viengimį sūnų, kad tėvas ir sūnus, mylėdami vienas kitą, kildina trečiąjį švenčiausiosios trejybės asmenį, šventąją dvasią. Aš to negaliu aiškiai suprasti, aš to negaliu matyti, aš nematau, kaip tai vyksta, bet tikiu, kad taip yra, nes to moko pati įsikūnijusioji Dievo išmintis, Kristus. Tik vėliau, palaimintojo regėjimo dėka, ateis man trečiasis būdas pažinti Dievą. Kaip matome, antrasis ir trečiasis žinojimas iš esmės yra tas pats. Nuo antrojo trečiasis skiriasi tik savo tobulumu. Sakoma, kad dalyvavimas dieviškajame gyvenime pašvenčiančiosios malonės dėka yra ne vien virtualinis, bet ir formalinis.
Kai yra tik virtualinis dalyvavimas, tai turima galvoje tobulumas skirtingų būdų, negu jis yra pagrindinėje priežastyje. Taip, pavyzdžiui, mūsų protas yra tik virtualinis dalyvavimas dieviškajame prote, nes jis įgalina mus pažinti tiesą, bet visai kitokiu būdu, nei kaip ją pažįsta Dievas. Ne taip yra su palaimintuoju regėjimu, tuo pačiu ir su pašvenčiančiaja malone. Ši pastaroji įgalina mus pažinti Dievą, kaip jis pats pažįsta save, tik aišku ne taip tobulai, kaip jį pažinsime palaimintojo regėjimo dėka. Pašvenčiančioji malonė nėra substanciali būtis, o tik akcidentali. Substanciali būtis tai būtis, kuri yra savo buvimu, pavyzdžiui, šis ąžuolas, šis žmogus. Akcidentalinė būtis yra ta, kuri yra tik substancijoje. Ji yra tik substancijos tobulumas, pavyzdžiui, dydis, spalva. Ji negali būti paprastai atskirta nuo substancijos, nes ji yra tik substancijos palaikoma buvime. Taigi pašvenčiančioji malonė skiriasi nuo žodžio gimimo iš tėvo, kur žodis gauna visą tėvo substanciją. Jis skiriasi ir nuo hipostatinės vienybės, kuri yra substanciali žmogiškosios prigimties vienybė su dieviškąja prigimtimi viename žodžio asmenyje. Mes, pašvenčiančiosios malonės dėka, sueidami į vienybę su Dievu, neprarandame savojo aš, ir ši mūsų vienybė su Dievu nėra substanciali. Šventasis Tomas Akvinietis sako, pašvenčiančioji malonė, būdama daug aukštesnė už žmogaus prigimtį, negali būti nei substancija, nei substanciali sielos forma, o gali būti tik akcidentali forma. Šią mintį aiškindamas toliau, jis sako, kad visa, kas yra substancialu Dieve, gali būti duota kitoms būtybėms tik kaip akcidensas, ir tai daro jas Dievo gerumo dalininkėmis. Šitai pabrėžiant, išvengiama panteizmo klaidos ir tuo pačiu turima aukštas supratimas pašvenčiančiosios malonės, kuris suprantama kaip dieviškasis pranašumas, duotas paties Dievo mūsų sielai. Norėdami geriau išsiaiškinti šį mūsų panašumą į Dievą pašvenčiančiosios malonės dėka, bažnyčios tėvai yra vartoję įvairių palyginimų. Jie sako, kad mūsų siela yra gyvas švenčiausiosios trejybės paveikslas, kurį įspaudžia mūsų sielon šventoji dvasia, kaip kad antspaudas įspaudžiamas vaške. Iš čia jie daro išvadą, kad siela malonės stovyje yra nuostabi grožybė, nes menininkas, kuris šį švenčiausiosios trejybės paveikslą sukuria, yra be galo tobulas, juk tai pats Dievas. O jei taip, tai, kaip sako bažnyčios tėvai, turime iš visų jėgų rūpintis, kad to paveikslo savo nuodėmėmis nesugadintume, nesunaikintume, o turime stengtis, kad jis taptų vis labiau panašesnis į tą, kuris yra tą paveikslą sukūręs. Bažnyčios tėvai malonės stovyje esančią sielą palygina ir su skaidriais kūnais, kurie saulė juos apšvietus patys šviečia saulės šviesa. Panašiai yra ir su mūsų siela, kai ją peršviečia Dievo šviesa. Ji tada spindi ne savo prigimtąją šviesą, bet Dievo šviesa. Įrodinėdami, jog supanašėjimas į Dievą pašvenčiančiosios malonės dėka nėra paviršutinis dalykas, bet perima sielą iki pačių jos gelmių,
Bažnyčios tėvai naudoja ugnies ir geležies palyginimą. Kaip geležis patekusi tarp kaitrių žarijų, greitai pasidaro lyg žarija. Šviečia kaip žarija, skleidžia karštį kaip žarija ir tampa lanksti. Panašiai atsitinka ir su siela, patekusia į dieviškosios malonės žaizdrą. Siela greitai apsivalo nuo netobulumų ir ima šviesti dieviškąją šviesą, skleisti dieviškosios meilės šilumą ir tampa pavaldi dieviškiesiems įkvėpimams. Vienas šių laikų rašytojas vartoja skiepo palyginimą. Kaip geras skiepas laukiniam poskiepiui suteikia save, savo gerumą, taip ir pašvenčiančioji malonė, tarsi skiepas, suteikia mūsų prigimčiai dieviškojo gyvenimo panašumo, jo tobulumus. Taigi pašvenčiančioji malonė įjungia sielą į nuostabią vienybę su švenčiausiąja trejybe. Ši vienybė pilnai pasireikš palaimintajame regėjime.